Kumpys. Ilgom savo rankom apribojęs. Ujojojojoj, čia jau turėsim. Savo komandai kamuolį. Subotkevič ir čia per... Jos sėkmingas žaidimas yra vienas iš šviesulių. Giedriui Kurtinaičiui dar perimtas kamuolys ir Robert Subotkevič krauna kamuolį. Sumažinti atsilikimą, Pocius nelaukė perdavimo. Micevičiui bus įrašyta klaida, Subotkevičius. Reikia skosti vėl į gynybą. Omega ir čia Subotkevič tą ir... Subotkevič. Ir čia 2 taškai su pražanga ar šiaip mėgštas. Čelka, Kelečius. Čia gali prasižengti dabar Subotkevič. Ir išlupa kamuolį Subotkevič dabar. Neįtikėtinas darbas gynyboje. Suba šiandien yra absoliutus šių rungtynių MVP. Nojus Radžius. Jo prasiveržimas, sprūsta kamuolys, nieko nėra. Vasiliauskas paleidžia į priekį Robertą Subotkevičių. Lieka žaisti pirmoje rungtynių pusėje. Subotkevič čia niekas nepalaukia ir nepadeda Počius. Džiaugys čia stato užtvarą komandos draugui, šis veržiasi, tačiau... Liuteris tikrai nėra aukštas. Čia Vasiliauskas nesiryžo pats atakuoti. Subotkevičius iš krašto atšokęs. Adamavičius. Evaldas Džiaugys, čia blokuojamas jo Medvyčio ekipa. Vasiliauskas šiek tiek atžengęs, meta iš toli, meta netaikliai, tačiau atkovoja kamuolį Omega. Panašu, kad šie įgūdžiai net ir dabar jau karjerai einant į pabaigą. Martyno Gecevičiaus nepalieka, 36 metai yra Martyno. Kamuolį į žaidimą. Subotkevičius vėl vėluoja. Kiek daug šiandien daro Jocys. 1 prieš 1. Nogeris Galeckui. Ir Subotkevičius. Subotkevič. Pats vienas viską nusprendžia daryti Subotkevič ir... Perimtas kamuolys. Geras Kučinsko perdavimas ir 2 taškai krepšyje. Kamuolys palieka aikštelę. Subotkevič iš vidutinio pabando ir mėgsta tokius metimus. Statytas prie Galecko, kuris dar buvo vienintelis šviesos spindulėlis. Trečiajame kėlinyje, kalbant apie Omegos puolimą. Blikstelė, aišku, ten kelis kartus ir Subotkevič. O čia Kelečius išsivinguriuoja. Jocis iš toli. Netaiklus metimas, iš toli Jociui ne viskas šiandien sekasi. Ir Subotkevič, Galeckas.
Subotkevič. 3 taškai Robert Subotkevič. Subotkevič. Dar vienas Subotkevič sudėtingas metimas. Ir pabandyti prasižengti karts nuo kartą, sutrukdant varžovo atakas. Subotkevič. Vėl su kontaktu Subotkevič. Gali brangiai kainuoti. Omegai šis epizodas pasiseka. Nenubaudžia Vytį šį kartą. Ir dar kartą. Dabar šansas Domarkui lyginti rezultatą dėl nėra. Suba, ima kamuolį. Dar kartą pro šalį pats Subotkevič. Taip. Kuri jam galbūt nebuvo labai artima. Taip pat daugybė nufilmuotų tinklalaidžių, kurių dar aišku laukia taip pat didžiulis kiekis, nemažai nukaktų. Rinko 19 taškų, Omega gyveno be greito puolimo. 0 taškų greitajame puolime. Štai čia dabar Robertas Subotkevič. Tiek pražangų, jog Telšiai metė baudas po 5 varžovų komandinės. Subotkevič puolime. 86 taškų sezono rezultatyvumas. Antra vieta. Pastebėjęs komandos draugą greičiausiai būtų pavykę gerą perdavimą atiduoti Kajui Leliukui, tačiau... Dar vienas netikslus perdavimas, dar viena klaida ir vėl bėga į puolimą Omega. Krivickas, koks geras jo perdavimas. Prieš tampant generaliniu sekretoriu ir tiesiog norėjo užbaigti tai, kas buvo su... Nusimeta šį kartą ir palei tritaškio liniją. Dabar siunčia kamuolį Omega. Subotkevič iš vidutinio nuotolio. Razučiui. Razutis ilgai nesvarstęs, drebia tritaškį. Domarkas, jo perdavimas. Kaminskis Subotkevič. Kaminskis kaip paleidžia Subotkevič. Pačioje rungtynių pradžioje ir tik tai 1 tašku. Visą kitą laiką didesnė ar mažesnė persvara priekyje buvo. 2 minutės. Išsigelbėti lieka Omega šiose rungtynėse. Subotkevič iš toli. Taikliai meta Robertas. Dar perima kamuolį, čia greita ataka 3-2. Kaveckis galiausiai atsikrato kamuolį, bet atsikrato ne tam krepšininkui, kuriam reikėtų. Ten Ignas Juškevičius pagauna kamuolį. Teka vis tik tai buvo Brusokas. Čia Galeckas nusprendžia iš toli, netaikliai, bet Subotkevič dovanoja savo komandai antrą šansą. Pats nusipelno metimo ir Iliauskas, Subotkevičius pro galinę liniją ir techniškai. Užribyje. 8 sekundės atakai Subotkevič. Be pražangų tengi. Tarvydas čia gali atakuoti. Semaška. Suba vagia kamuolį. Ar pats užsibaigs? Pats užsibaigė Subotkevič. Tokie bajeriukai. Lieka tik tai 3 sekundės, reikia atakuoti. Ar turi 7 sekundės Vytis? Vecys, ajajaj, dar viena klaida, Subotkevič.
Galeckas jau puolime. Domarkas. Subotkevič ir 3 Subotkevič. Tirpsto pasigerinti situacijos Omegai niekaip nepavyksta. Čia geras Galecko perdavimas po krepšiu. Praeitos rungtynės su Kretingos komanda. 5 sekundės atakai. Subotkevič ir dar 2 taškai. Šis bėga į priekį, Bružas iš tranzicijos. Pašokdina ten savo varžovą, bet ir vėl netaikliai. O čia gudriai žaidžia dabar. Vienas rezultatyviausių. Apskritai 7bet NKL žaidėjų. Subotkevič iš toli 3 taškai. Šiaip Gecevičius yra dabar sumetęs 24 baudas iš eilės. Džiaugys. Leliuko netikslus metimas ir atkovoja kamuolį Robert Subotkevič. Didina pranašumą iki 14. Didžiausia persvara šiandien įgyta Telšių komandos. Mikštas vėl aikštelėje, Rokas Jocys iš toli, meta netaikliai. Subotkevič ima kamuolį, Vasiliauskas. Komandos draugui Kučinskas prieš Radžių sugeba apsiginti situacijoje. Taškų yra rezultatyviausias žaidėjas. 7 taškus pridėjo Lukas Valantinas ir Rolandas Jakštas. Nu, čia klumpa iš karto. Į kairę pusę prieš Galecką turi individualių. Smagu, kad iš pirmojo bandymo pavyks atsidaryti šiose rungtynėse. O čia dar viena netiksli Vyčio komandos ataka. Subotkevič ima kamuolį. Ir palieka naują 14 sekundžių atakos laiką. Juoda apranga vilkinčiai Omegai. Subotkevič. Vėl įmestas kamuolys Kelečiui. 2 varžovų apsuptyje. Robertas nepasimeta. Draugo Juškevičiui, jeigu būtų ten pabandęs įkišti perdavimą, būtų visiškai laisvas likęs Juškevičius po krepšiu. Dabar reikia dirbti prieš kumelį jam ir pavyksta tą padaryti. Be pražangų, ten ginasi Semaška. Vėl Galeckas. Suba laisvas. Ir Paskui Juškevičiaus užtvara. Vasiliauskas gerai. Kamuolys. Domarko. Žaidė Lietuvos krepšinio lygoje. Nu, čia ir vėl. Suodavo 28 procentus tolimų metimų. Vasiliauskas po driblingo iš tolimojo nuotolio. Subotkevičius.